Kiekvienas atostogas mes važiuojam atgal namo į Vilnių. Aš pats gyvenu Senamiestyje. Gedimino pilis, Konstitucijos prospektas, toksai mažas dangoraižis. Vilnius yra visai žalias. Vilniuje pilna medžių, parkų, low emission zone. Uždrausta 5 ar 10 metų senumo dyzelinės mašinas. Tų Gedimino pilį, kai pagalvoju apie Vilnių, iškart prisimenu Lietuvos senamiestį ir gražią architektūrą jame. Gedimino pilies piliakalnį mes apsodintume medžiais. Jie galėtų įsišaknyti ir jį tvirčiau laikyti ir aš manau, kad taip mes galėtume padaryti Vilnių dar žalesnį. Mano mokykla, Vilniaus Gabijos gimnazija. Manau, kad Vilnius tikrai nusipelno žaliosios sostinės pagerbimo. Man visada Vilniuje bus jaukiausia ir mieliausia vieta mano vaikystės namai ir juos supanti gamta. Aš manau, kad Vilnius tikrai nusipelnė žaliosios sostinės titulo, gražios aplinkos, išpuoselėtų parkų ir sodų. Tai visada grįžus į Lietuvą ir pamačius Maksimą visada žinau, kad esu namie. Puikia architektūra išsiskiria nuo visų kitų pastatų. Mano darželis. Darželis buvo apsuptas labai daug žalumos, gamtos, eidavom pinti iš gėlių vainikus. Seni namai, paaugęs augalais, panorama ir Akropolis. Geras pastatas, oras šviežesnis. Medžių žymiai daugiau. Takų yra daugiau, dviračių. Žaliosios erdvės. Senelių butas. Vilnius palyginus su prieš kokią 10 metų labai pažalėjo. Ir manau, Vilnius tikrai nusipelno šito statuso, dėl to, nes palyginus su daug kitų Europos miestų, Vilniui tikrai yra daug daugiau gamtos. Net ir būnam pačiam mieste yra daug visokių parkų, daug paliktų medžių. Ir tai kaip duoda tokį gamtos pojūtį vis dar būnant mieste. Patarimas Vilniui būtų sportuoti, daugiau laiko praleisti lauke. Mano patarimas būtų stengtis išlaikyti tas gamtos vietas visas ir medžius ir derinti tai su visokia infrastruktūra, kuri taip pat yra reikalinga, bet dėl jos nereikėtų kaip aukoti gamtos ir aukoti žalumo. Vilniaus katedra, nostalgija. Nemanau dar tiksliai, kad Vilnius nusipelnė Europos žaliosios stoties vardo. Room for improvement. Daugiau parkų galėtų atsirasti, kad daugiau su dviračiais žmonės važinėtų. Galėtų kaip ir kokios policies atsirasti, kurie neleistų tam tikrose vietose dar labiau važinėti automobiliais. Daugiau medžių, daugiau žalesnių vietų. Mano močiutės namai. Jinai gyvena tokiam sovietiniam pastate, pilkam, netrenovuotam. Manau, Vilnius tikrai nusipelnė būti Europos žalioji sostinė. Ir centre pačiam labai daug matome visokių ir parkų, ir medžių, ir žalumos. Mano namai, daugiau parkų ten reiktų. Močiutės butas? Manau, kad Vilnius nusipelnė žaliosios sostinės pavadinimo. Kai pasižiūri, tai turi tokį, negaliu pasakyti, kad nostalgišką vaibą, truputį depresyvų gal, nes tokia sovietinė architektūra, bet vis tiek turi tą tokį sentimentalų elementą. Aš ir mano klasiokai, mes visi gyvenam Belgijoje, Briuselį, visi matom, kaip atrodo vakarų Europą ir panašiai. Ir Vilnius tikrai yra žymiai žalesnė vieta.